Šitas projektas tikrai garantuoju yra vienas iš geros mokyklos bruožų. Kiekviena mokykla, kuri dalyvauja šitam projekte, veda prie geros mokyklos vardo. Esu šito projekto fanė, aš juo labai tikiu. Mačiau labai įvairią projekto situaciją. Buvo visokių patirčių, bet vienprasmiai galiu teigti, kad kokios jos bebūtų, jos visos buvo labai naudingos. Įprasti darbo būdai, kad tos ankstesnius metus dabar nebelabai veikia. Nes daug kas pasikeitė mokiniai. Didžiausias dėmesys įsikovoti savo vietą po saulę, įsitvirtinti tame naujame darinyje, iššūkių, tokių stresų, socialinių, emocinių buvo nepaprastai daug. Tėvai jau ne autoritetas, mokytojas ne autoritetas, jiems reikia naujų dievų. Tai yra tas laikas, kai labiausia grupės autoritetas, muzika ne autoritetas, tai jiems reikia naujus dievus pristatyti. Kaip įvertinti savo gerąsias muzikas, tai yra savo CV. Galima, žinai, ir sėkmės istoriją išvežti jiems kažkaip. Kur matematinės žinios vėliau šiose profesijos reikalingos. Išsiaiškinau, kur yra problemos dar kartą, kad nėra motyvacijos, reikia motyvacijos stiprinti, nėra nuoseklumo, kruopštumo, tas mistinis ir tobulas sakinys, ką man to reikia, kad yra paviršutiniški ir reikia išryškinti asmeninės savybės. Viešo kalbėjimo baimę. Bandysim tą baimę išgvildenti, išnagrinėti, išnarplioti. Mūsų tikslas yra, kad vienaip, kad jie turėtų galvoti apie karjerą, ar ne? Ir kad vieną dieną mes jam atsakytumėm tą klausimą, ką man to reikia, ar ne? Labai svarbu pradinė neverbalinė introdukcija į visą tą, ką mes darome. Tai reiškia, kad tiesiog žmonės nebijotų vienas kitą paliesti, kas Lietuvoje yra labai baisu. Labai svarbu karjerai yra geri pavyzdžiai, sėkmės istorijos. Nes kai tu turi realią sėkmės istorijos, yra visai lengviau siekti kažkokio tikslo. Bet daugiau, kaip sakoma, bandymas pralaužti tos vaikus, kad jie nebijotų kalbėti, kad jie nebijotų jaustis grupėje, kad jie nebijotų klysti ir atrodyti negražiai, sakykime. Nes ta sėkmių istorija, jinai tam tikrą prasme, jinai rodo, kad yra geri ir negeri žmonės. Nusisekę, nenusisekę. Bet tai jau savaime tokia biškiukai ydinga skirstymo sistema. Svarbiausia yra vaikui suvokti, kad jeigu jis gali viešai kalbėti gerai, tai dar nėra pasaulio pabaiga, jis yra tiesiog kito kirpimo arba kitokios spalvos. Jam reikia save sugebėti priimti tokį, koks jis yra. Ir tai yra, manau, svarbiausia išsiaiškinti jam, kaip jis mėgsta dirbti vienas ar komandoje. Mokytojos pagalba, kaip sakoma, nuėjom į tokį labai įdomų eksperimentą, kad tas analizė, kaip aš save pateikiu, pradėti nuo Facebooko. Ta prasme, kad kaip aš save pateikiu Facebook'e ir kaip aš noriu save pateikti Facebook'e. Aš ten esu ar aš ten esu... Informacija kiti skaito. Aš esu tiesiog gražuolis. Labai svarbu, kad vaikai nebijotų kvailioti, klysti ir aš pati tą darysiu, jeigu reikės vaikščioti su 4 išsisijom. Šiandien bandysime sužaisti tokį, kaip sakoma, romantizmo saloną. Tai yra, mes viską, ką mes darysime, tai bus toksai ir žaidimo, ir vaidybos forma, ir rimtai, ir nerimtai. Išgirsime ir susipažinsime su valso karaliumi, Štrausu ir mokysimės
ir pamatysime, kaip šokamas buvo valsas Vienoje, kaip šokamas valsas šiandien yra, kokios yra šokio manieros, kaip reikėtų elgtis vaikinam ir merginom. Įsivaizduokite situaciją, jūs esate šeimininkų, išsirinksit šeimininkus, pakviesti į kavinę, šeimininkai jūs turės priimti, jūs turėsite tinkamai elgtis. Kam viso to reikia? Jūs gyvenime darysite didelės sutartis, būsit verslo žmonės, eisite į kavinės ir atitinkamas elgesys. Sako, kaip svečia sutinka, taip ir ką. Taip ir palydi. Į mūsų saloną žengia grupė Bagambardai. Tai mano sūnaus Džordžas jaunesnysis, o tai mano vyras Džordžas Bagambardai. Ar galėčiau jūs supažindinti? Čia yra mano žmona Jadvyga antroji. Jadvyga. Čia yra grafas Radžius. Kam viso to mums reikia? Pirmas dalykas, kad visada mes esame kažkokių žmonių rate ir mes elgiamės vienokiu ar kitokiu būdu ir nuo tos mūsų elgsenos labai priklauso, kaip kiti žmonės mus priima, kaip kiti žmonės į mus reaguoja. 1, 2, 3. 1, 2. Žingsnis su pritupimu ir išlydėm gražiai koją. 1, 2, 3. Ir būdavo skaitimai. Skaitydavo eiles, vieni kitų, skaitydavo garsių poetų ir pradedančių poetų eiles. Ir aišku, savaime turiu ir klausyti. Į pirmą eilutę rašomas vienas daiktavardis. Į antrą eilutę rašomi 2 būdvardžiai. Į trečią eilutę rašomi 3 veiksmažodžiai. Į ketvirtą eilutę rašomas sakinys, rišlus sakinys. Ir į penktą eilutę rašomas vėlgi daiktavardis, sinonimas pirmajam žodžiui. Eilėraštį, tiksliau 5 eilę apie malką. Malka, medinė ir graži, dega pleška ir kūrenas, lyg meilė trapi, pliauska sudegs ir meilės nebus. Andrius, kūrybingas ir darbštus, šoka, laksto ir galvoja, jis gražiai padeklamuoja, jis Andriuka. Į sceną kviečiami bajorai pristatyti savo neblėstantį opusą. Saulė skaisti šviesi, šviečia spindi šildo, atsikėlęs ryte, pamačiau ją lange, žvaigždutę. Šiandien dabar ir aptarsime, kaip jūs jautėtės, kaip jums atrodo pavyko, kas čia
buvo, kaip jūs tai vertinsite? Vieno piršto reikia užrašyti savo baimės. Man nepatinka darbas grupėse, nes aš nesurandu bendros kalbos su kitais, nes aš kitaip mąstau, jie kitaip mąsto ir taip gaunasi konfliktas. O faina tai buvo kalbėti prieš visus. Baimė buvo šokti, nes tas pirmas šokis labai maišosi viskas. Pagrindinė baimė tai buvo tai, kad tik tai kažko nesudirbti ir viskas pasiekti gerai, prieš visus kalbant. Gerai praleistas laikas, abejojau, tai tik tai šokti kažkaip. Man patiko šokti, labai patiko šiaip, o nepatiko, kad visą laiką filmuoju. Man patiko, todėl mes pakeitėm aplinką, ne mokyklai, bet atėjom čia. Nepatiko, kažkaip keista buvo pristatinėti prieš klasę, nes nelabai įpratę. Pakviesti, kad jau šiandien jūs parodytumėte viską, ką išmokote per kūrybinės partnerystės. Ir vaidinti, ir kalbėti, aiškiai, garsiai ir nebijoti scenos. Susitariam? Keičiasi tie, kurie nebijo šiandien istorijos pamokų. Komanda. Jūs komanda. Ir dabar mes jūs. Ne. Tada mes šitą mergaičių komandą. Kodėl? Aš bijau. Tam, kad atlikti užduotį, turėsite perskaityti teoriją, jūsų atitinkama tema vadovėlyje. Yra viskas gražiai surašyta, kokie puslapiai, kokios potėmės. Aišku, taigi 5 minutės turėsite skaitimam visi tą teoriją. Dar nepulkit kurti. Taip? Verčiame knygas ir pirmiausia tampam specialistais tos srities. 5 minutės. Sukurti vaidybinę situaciją ir pasirašyti mini scenarijų savo nurodytą temą. Na kaip kuriami scenarijai? Jeigu taip kalbėti apie, pavyzdžiui, kiną, tai dažniausiai yra ieškoma tokių konfliktinių situacijų, kurios, sakykime, sujaukia mūsų nusistovėjusią rutiną. Nes, sakykime, mes turim kažkokius įprastus gyvenimo įvykius ir kažkas atsitinka, jie pasikeičia. Atsitinka arba koks nors įvykis, arba konfliktas ir tada bandoma tai atitaisyti. Pavyzdžiui, bandoma atitaisyti vieną kartą, gali nepavykti, antrą kartą gali nepavykti ir tada trečią kartą pavyksta ir laiminga pabaiga, kaip sakoma, vėl atsistoja viskas į savo vietą. Reikės išrūšiuoti ir suklijuoti tuos paveiksliukus, kurie tinka jūsų temai. Tokiu būdu čia bus dekoracija, kurią pasidėsite ant molberto. Gero būsime konsultantais. Jeigu kam nors reikalinga pagalba, kelia ranką, mes prieisime.
sekėsi geriau, kiti buvo truputėlį papykę ant užduoties, taip. Tai mes norim vėlgi jūs truputėlį pajudinti, pakelti. Dabar mes turim ką? Turim miestiečius, turim bajorus, turim valstiečius, turim baudžiauninkus, turim žmonės su jų profesijom, su jų prigimtiniam duotybėm, aplinkybėm, taip gyvenimą. Tai dabar, pavyzdžiui, jeigu mūsų visa šita eilė yra bajorai, tai kaip mes dabar bajorai pasisveikintumėm, pasakytumėm labą dieną prieš mus stovinčią mūsų baudžiauninkų? Būkite skirtingi personažai, ką žmogus apie save galvoja ir kaip išduoda apie tai kūnas, ne? Išduoda ir kalba. Ir kalba lygiai taip pat išduoda, kaip žmogus apie save galvoja. Kaip galvoja, kad apie jį galvoja kiti ir kas taip pat iš tikrųjų apie save galvoja. Tai kartais būna netitikimas realybės. Taip kaip į tave žiūri kiti ir taip kaip tu apie save galvoji. Tie, kurie ruošiasi apie bajorus, jiem reikės iš draugų vaidinimų žinoti, mokėti, kaipgi gyveno valstiečiai ir miestiečiai. Taip? Nes pamokos pabaigoje jūsų laukia testas. Lietuva, bajoro gyvenimas. Kaip čia man sekas, turiu daug pinigų, biržų dvaras klesti. Mūsų tema buvo sunki valstiečių dalia. Veiksmas vyksta valstiečių kieme. Kaip atrodo valstiečio diena? Tik ko nedirba gal? Skūminas! Dirbam, kasam, kiek čia galime. Už ką aš jį moku? Daktarėlė, kaip skauda pilvo, temperatūra pakilus. Visą naktį nemiegojau. Ištekit valerijono arba drenažo. Štai vienas epizodas iš vienos čigonų šeimos. Labą dieną. Labą dieną. Kur čia bažnyčia? Tai va ten reikia. Kas čia vyksta? Kokios tautybės gyvena miestuose? Tiek Kupiškyje, tiek Lietuvos miestuose. Čigonai, žydai, lenkai, teisingai, ar ne? Drabužius siuvosi iš lininių vilnonių audinių, avėjo naginės ir vyžas. Kam priskiria? Valstiečiams. Teisingai? Taip, tikrinamės. Antras teiginys. Juos bajorai galėjo net pardavinėti baukšti rykštėmis, net pralošdavo kortomis. Valstiečiams. Taip. Kas teisingai, tas teisingai, kas neteisingai išsibraukiam, pasitaisom. Trečias. Tai buvo gausiausias Lietuvos gyventojų luomas. Valstiečiai. Taip. Pratimo mintis bus plėsti savo matymą ir lauką. Taip? Dabar susikaupėte ir pagalvoti, duokit man prašau 3 naujų šito daikto panaudojimo galimybės. Masažai. Ir nugarą, va čia. Tada muzikai kokiai nors. Tada tu atidarai, ir tada jinai jau darosi vaza. Taip? Vieną funkciją. Toliau. Nežinau, gal kaip nors papuošti, kaip stalo dekoraciją, kaip kokią pasikasėjau. Kaip čia situacija? Situacija yra tokia, kad jūs kažkur užsimerkiam. Kažkaip jūs miške, nežinau, gal jūs pas kažkokiose... Ne, pas močiutę buvo turbūt, tėvai išvažiavo, jūs palikot pas močiutę, kažkaip jūs palikot, staiga skambutį, žinai, arba SMS sugaunate, nuo kompanijos laišką rašo, žinai. Sako, mergos, vakare tusovke, pas mus, prašau, ten tokią valandą būti. O jūs pas močiutę būdamos, kadangi visą dieną dirbot, ane, ten kokius daržus prižiūrėt, visą kitą, namo grįžti niekaip neįmanoma. Ir mamons, ir tėčių neįmanoma. Biškai geriau nesakyti, kad einat vakarė tusovkę, bet reikia apsirengti, ne kažkaip. Tai reikėtų kažkaip tai tam vakarėlį pasipuošti. Bet sėdi pas močiutę kaime. Nu ką daro tokiais atvejais, ką? Lendami spintą, ne? Nu, reikia lysti spintą ir kažkaip tai apsirengti vakarėlį, ne? Tai va, atsimerkiam, ką mes randam spintoje. Ir mes dabar turime per 30 minučių iš visos šitos krovos išsirinkti ir pagalvoti, kaip čia dabar tam vakarėliuje
susikurti rūbą. Ir keliais marškinius jungti į vieną rūbą. Jie irgi jungiasi. Žiūrėkit, labai svarbu, ką aš jau minėjau, čia dažnai mes matom tik rūbą. Rūbas yra, o reikia matyti visumą, ne? Apie tą tašką, kur kalbėjau, kad reikia biškį praplėsti. Reikėtų matyti ne vien tik rūbą, o visą save. Finalinį mūsų renginį, parodos atidarymą. O parodos atidarimas yra toks formatas, kur boheminis, sakytų, nes mes šiandien apie tai kalbėsim, kad iš tikrųjų mūsų paskutinė diena tai yra, turėsim parodos atidarymą su jūsų darbais ir jūs būsit menininkai, kūrėjai. Ir tokiu būdu manau, kad galima biškį nestandartiškai atrodyti, ar ne? Dėl to krūva jūsų, pasimkit, ką norit. Ir aišku, pirmiausia, manau, kad buvo šiandien labai gerų sprendimų, silueto prasme, formos prasme, detalių. Labai viena ir kitų atveju spalvų buvo geras atradimas, tai tiesiog galite vienu atveju, kad tą toliau, arba ką mes jau ką minėjai, pavyzdžiui, siluetas labai geras, bet kažko trūksta, tai reikėtų kažkaip į tą atkreipti dėmesį. Taip, kad iki šito momento norėtumėm čia ir dabar užbaigti, kaip jūs jautėtės šią savaitę, ne? Pastebėjau, kad mūsų klasė pagaliau viską padarė normaliai, nes krisda būna susipešami, niekas tas gauna. Buvo atsakingi už savo darbus. Kiekvienas klasės žmogus buvo čia svarbus. Mes padarėme viską labai greitai, kad ir per šią dieną suspėjom tiek padaryti. Šią savaitę toks trumpas laikotarpis. Mūsų klasė neįmanoma padarė įmanoma, tai per savaitę padarėm renginį. Noriu pasiūlyti, kad dar kai kada ką nors panašaus padaryti. Vyktų ir atsidarytų ir reikia fotokoliažą, kuriame yra sudėtas visas mūsų akimirkos, ką mes veikėme visą projekto metu. Taip pat dabar pakviesime kai kurias iš jūsų kūrybinių partnerysčių dienos refleksiją. Mes aptarinėjome, kas patiko, ką reikėtų tobulinti ir tiesiog įsakėm savo nuomonę visiems. Buvo puikiai pamoka. Visi mokiniai turėjo progos susipažinti, kokia forma yra furšetas,
kaip elgtis ir ką veikti jo metu. Susirinkome mūsų didžiausią parodos dalyje. Tai yra mes turėjom ant mašinėlių pavaizduoti savo sėkmės formulę. Tai čia kaip matot, vienas yra pasaulis. Tai turėjo būti ir apačiau šitą kai atėjau, pamačiau ir nugalėjau. Tai manau, kad žmogus turi eiti pasaulis su šitais žodžiais. Tai mano marškinėliai, mano sėkmės formulė, nebijok rizikuoti ir visada pasitikėk savimi. Rokas yra mano kraujyje. Taip norėčiau pasakyti dėl to, kad mano tėtis buvo rokeris ir aš dabar klausau tokios muzikos, kokios klausė jis. Taigi, kai buvau maža, jis man prieš miegą užleisdavo Metallicos, roko muzikos, o dabar pati ją užsileidžiu prieš miegą. Taigi ir manau, kad mano ateitis be to neatsiejama yra ir ateitis yra laisvė, muzika, koncertai. Manau, visa mūsų klasė labai nori padėkoti mūsų kūrybiniai partneriai, Jolantai, ir norėtume ją pakviesti čia. Visi pritartų, kad visas šitas laikas praleistas kartu buvo labai naudingas visiems. Ir čia mūsų rankų darbas. Wow! Aš jau šiandien mokiniams sakiau, kai jie užnumeruos, kad aš juose pamačiau begalybę naujų dalykų, kurių niekaip negali pamatyti pamokoje. Pamačiau, kaip veikia šitas mechanizmas, kai teisingai paskirstai jiems užduotis. Tokių pašėlusių vaikinų su šitokiu entuziazmu dirbančių aš dar nebuvau mačiusi, bet aš tikiu, kad aš juos dabar nuo šiol tai matysiu kiekvieną dieną. Su tokiu pat pasiutimu ir prie matematikos, su kokiu pašėlusiu tempu ir kokiais kūrybiniais sumanymais jie rengia visą šitą dalyką, ką čia jūs matote. Pasikartosiu Jonų, šiandien, kai mes atvažiavom, čia tokia energija buvo, kad mes galėjom kalnus nuvesti, mes buvo dar 3 parodas, mes galėjom taip tenai. Ir sąmoningai mes pertraukų metu nenorėjom dirbti, kad kiti vaikai nematytų. Iš tikrųjų, visa ta ekspozicija per 2 valandas buvo, ant kiek buvo koncentruota ir taip toliau. Tikrai aš žinojau, kad jūs esat gabūs, kad jūs esat kūrybingi, man buvo aišku ir anksčiau, bet tą dar kartą jūs akcentavote, tą dar kartą įrodėte. Pirmiausia, norėčiau, kad mano bendraklasių tėveliai išeitų priekį. Vieną žingsnį žengti. Norėčiau padėkoti jums visiems čia stovintiems, kad užaugino tokius puikius vaikus. Mano bendraklasius, aišku, su jais tikrai linksma, su jais tikrai nenuobodžiauja.